Sveiki visi, mėlėjai saldapirskiai, kaip tik rubrika jums. Kaip pasigaminti saldapirskiškus blynelius, vienus visiškai saldapirskiam, kitus, kurie yra tik tai pusė lygio saldapirskiai. Tai ko mums reikės? Mums reikės tofu. Aš čia gaminsiu 2 žmonėm ir gal beveik 3, tai gaminsiu daug. Tai tofu, jisai turi būti be skonio, be kvapo, tiesiog paprastas tofu. Tada mums reikės 2 bananų, labai gerai prinokusių, tokių labai gerų bananų, tik tai aišku be kirminų, bet labai gerai prinokusių. Bananus ir tofu sutrinam, galima dėti į blenderinę ir sublenderiuoti, tada visiškai viskas pavirsta į vieną masę, bet aš tingiu pasijungti blenderinę, tai aš tiesiog sutrinsiu. Ar jūs turit kokių priekaištų? Čia yra tas už kadro, kai nieks nežino, kas daro juodą darbą. Nieks nemato, nieks nežino. Negi, aš pati trinsiu. Turim dabar ištrintą masę, dedu kepimo miltelių šaukštelį, vanilinio cukraus, nes nebeturiu vanilinio to ekstrakto. Tada dedu cinamoną, kas nemėgsta cinamoną, aišku, galite nedėti, aš dedu. Būna pirkti avižų miltų, bet aš ne visada juos nusiperku ir ne visada turiu. Tai aš tiesiog susiblenderiuoju su kavamalė, susimalu su kavamalė ir pasidarau labai lengvai. Šiaip galite pasidaryti visokius miltus. Kokosų, bibokosų, visokius galite pasidaryti, tiesiog susimalu. Tai va, susipilam avižų miltus. Čia miltus galima dėti kokius norit, kokius tik tai norit. Jeigu norit būti visiškai saldapirskiai ir kad blyneliai būtų skanūs 3000, nu tai dėkit tik kvietinius miltus. Tai tada būsit saldapirskiai 3000, bet mes nenorim būti visiškai saldapirskiai. Taip, aš tada dedu balsvųjų gilsluočių luobeles. Tai jų yra jau labai mažai, jos yra labai geras dalykas, skaidulinės medžiagos 3000, tai aš jų naudoju visur ir visada. Ir jeigu valgau kiekvieną dieną, tai šiaip tai valgau kiekvieną dieną ir kiekvieną dieną gaminuosi kažką maždaug tokio, tik nesaldapirskiško, sūrų variantą gal kada parodysiu, tai visada naudoju šitus dalykus. Tada margainio truputį, jis yra, tokius turi, nėra jis labai skanus, bet mes norim gerai čia viską virškinti, kad mums viskas veiktų. Ir šiaip čia gali dėti visokius gerų sėklų miltus ar kažkokias sumaltas sėklas, kad kuo daugiau medžiagų gautų jūsų kūnas, tokių, kokių jums reikia ir tai, ką mėgstat. Tai va, viską išmaišom. Gavau didelį papykimą, nes nepasakiau, ką įdėjau, nes aš norėjau pasakyti, kad jūs kokių turit sėklų ir miltų, tokių ir dėkit sumaltų. Čia yra burnočio miltai, bolivinės balandos miltai. Jie nėra labai skanus, bet jie yra naudingi ir taip mes galim gauti daugiau masės ir daugiau naudos savo kūnui, negu daugiau žalos su kvietiniais miltais. Tai kuo mažiau kvietinių miltų, kuo daugiau visokių kitokių sėklų. Taip, toliau, dedam kokosų miltų. Dar labai dėčiau šitų moliūgų miltų, bet neturiu. Aš esu visokių miltų mėgėja, visokių. Šiaip žirnių miltų nedėčiau. Turiu, bet nedėčiau. Taip, toliau. Dedu 1 indelį tokio žirnių proteino ir tada biškiuką masė taps tokia žalesnė, saldesnė. Ir iš akies dedu kvietinių miltų. Kvietinių miltų reikia todėl, kad kvietiniai miltai viską sulipina, užkiša jums žarnyną. Ir viskas sugadina, bet biskį reikia. Tada dar dedu žiupsnelį druskos, viskas išsimaišom ir darau tokius kukuliukus. Nusiplaunam rankas ir va taip išsigniaužom iki galo, kad viskas čia būtų gerai. Jeigu reikia šiek tiek miltų, dar galite įsidėti. Tiesiog, kad būtų ta pati košė tokia tvirtesnė ir jinai neliptų mums. Ir labai gerai viskas čia iškeptų. Šiaip dar biškį dasimalsiu avižų miltų. Darau tokius kleckiukus, čia mano yra blyneliai, galima daryti didelius, mažus ir panašiai, bet man patinka traškus. Kodėl aš nedarau tiesiog bananas, peinas, sveistas ir kvietiniai miltai? Todėl, kad jeigu taip valgysit kiekvieną dieną, būsit saldapirskiai ir nesijausit energingi. Jau tai, kad valgysim su uogienė, yra uogienė atima energiją. Jie yra cukrus ir ten nieko gero iš jos negauni. Bet jeigu, pavyzdžiui, pasidarai va tokius energingus blynelius ir nori, tu tiesiog jautiesi gerai ir tu būni 3000. Tai va, aš tokių prisidarau ir paskui šitą tešlą praskiesim ir bus jau visiškai saldapirskiška tešla, bet ne tokia saldapirskiška kaip su vien tik kvietiniais miltais.
Tai man gyvenime labai svarbu jausti energiją, turėti sveikatos, būti 3000, kad toks būtum, turi ir valgyti. Kūnas yra tavo mašina, į mašiną reikia pilti gerus degalus, taip? Taip? Jeigu pili gerus degalus į savo mašiną, tai gerai ir važiuoji, prižiūri, pravarai technikienę, aš į mašinas neprižiūriu. Mašinas tai neprižiūriu, bet savo kūną prižiūriu, noriu lakstyti, strakaliuoti, noriu ir kai man 60 metų bus lakstyti, strakaliuoti. Tai tavo tas lakstymas ir strakaliojimas yra kiekvienos dienos darbas. Jeigu pasirinksi čipsus, lietinius blynus, riebaluose kaip Vaižgantas, tai ir būsi saldapirskis. Gaunasi tokie blyneliai kleckiukai. Toliau, saldapirskiški blyneliai, aišku, čia jų bus biškiuką daug, nes visada padauginu. Taip, tai įpilam pieno, privarom taip, kad prasiskiestų šita košė ir būtų kaip blynų tešla, bet ta blynų tešla būtų tokia, žinot, tokia, pamatysim. Kad būtų geresnis sukibimas ir būtų skaniau, tai dedam kvietinių miltų biškiuką. Kvietinus miltus dedu dėl to, kad greitesnė mirtis ateitų. Vis tiek pati nevalgau. Gerai, dabar įjungiam keptuvę ir pripilam aliejaus, kad greitesnė mirtis ateitų. Taip pat. Čia yra aliejus, nieks nežino, mes naudojam tokį aliejų, nieks nežino. Kadangi darau visiškai ne savo ir aš net neragausiu, tai man ir negaila to aliejaus. Kas kaip nori, tas taip valgo. Mūsų šeimoje. Kas kaip nori, tas taip valgo. Kaip skaniai kvepia ir va taip biškį pavartom. Žinokit, pyragų kvepia. Čia galima kokių obuolių įdėti, nes tas cinamonas. Beveik kaip Solomonas Paltanavičius. Solomonas cinamonas. Ne. Gerai, nusišnekėjau. O Vaižgantai, žinot, dėl ko yra gerai, kad dėl ko nesvarbu, kaip gaminu valgyti, nes jam svarbu, kad nors kažkas pagamintų, jo meilės kalba yra maistas. Tai va, viskas dedam. Aliejaus kažkaip dar daugiau čia reikia gal dėti, kad išvirtų. Va, dedam blyniukus. Reikia mesti šitą blyną. Ir kad jis apsiverstų, bet kaip aš nesu to darius ir manau, kad man nepavyks, tai norėčiau, kad Vaižgantas tai padarytų, gal gali? Blemba, ištaškysiu. Nepavyko. Ką dabar daryti? Pats ir valgysi dabar. Apsiversti, gerai reikėjo apsiversti. Gerai apsiversti, bet tai ką dabar? Tai dabar toks... Galėjo visas būti normalu. Ragaujam epizodas. Tai aišku, įsipilam pieno, turime mamos vyšnių uogienės, turim mamos aviečių uogienės. Tai visiškai saldapirskiškai. Ir kas man labiausiai patinka, kad čia nėra riebalų pridėta ir kad jie yra tokie kieti ir traškus. Man tas labai patinka. Tas blynas, kuris man neišėjo apversti, tai dabar įdėjau irgi taip pat kepti ant sviestinio popieriaus Vaižgantui. Tai jis irgi bus toks labai traškus. O čia yra Vaižganto blynai. Nu, jie tokie va. Tokie. Riebaliniai mes jų net neragausim, mums šie jie neaktualūs, tik saldapirskiai. Viskas, ragaujam epizodas. Labai skaniai kvepia. Varškėtukai. Labai skanu. Rekomenduoju 3000 kartų.